Ši meditacija yra skirta tam, kad padėti tau patirti dėkingumo jausmą, dėkingumo būseną. Dabar atsisėsk patogiai, kad nugara būtų tiesi, o rankos lengvai padėtos ant kelių arba šalia. Dabar švelniai užmerk akis ir kelis kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk. Leisk kūnui atsipalaiduoti, o protui nurimti. Susitelk dėmesį į kvėpavimą. Pastebėk natūralų įkvėpimo ir iškvėpimo ritmą. Pajus, kaip oras įeina pro nosį ir leisk kvėpavimui tapti šiek tiek gilesniam, šiek tiek lėtesniam. Su kiekvienu iškvėpimu paleisk bet kokią įtampą ar stresą, kurį laikai savyje. Pagalvok apie vieną dalyką savo gyvenime, už kurį jautiesi dėkingas. Tai gali būti kažkas labai paprasto. Tai gali būti daiktas, pavyzdžiui, mėgstama knyga, papuošalas ar patogi kėdė, arba kažkas didesnio, kaip tavo namas ar automobilis. Labai aiškiai įsivaizduok šį daiktą savo mintyse. Pagalvok, kodėl esi už jį dėkingas. Susitelk į šį dėkingumo jausmą, kuris kyla galvojant apie šį daiktą. Pastebėk, kaip šie jausmai pasireiškia kūne. Galbūt jauti šilumą krūtinėje, o gal šypseną veide. O dabar pagalvok apie vieną žmogų savo gyvenime, už kurį esi dėkingas. Tai gali būti šeimos narys, draugas, mokytojas, gal netgi kolega. Aiškiai įsivaizduok šį žmogų savo mintyse. Pamatyk jo veidą, išgirsk jo balsą, pajusk jausmus, kurie siejasi su šiuo žmogumi. Pamąstyk, kodėl esi dėkinga šiam žmogui. Kaip jis teigiamai paveikia tavo gyvenimą? Kas daro jį ypatingą tau? Dabar įsivaizduok, kad jis stovi priešais tave ir mintyse pasakyk: ačiū, kad esi mano gyvenime. Kaip tai jaučiasi? Pabandyk jausti tą jausmą. Galiausiai pagalvok apie vieną patirtį savo gyvenime. Patirtį, už kurią jautiesi dėkingas. Tai gali būti įsimintina kelionė, svarbus pasiekimas, kažkoks džiaugsmo įvykis. Tai gali būti ir iššūkis ar sunkumas, kuris padėjo tau augti. Aiškiai įsivaizduok šią patirtį mintyse. Atkurk jo įvykio detalės, žmonės, kurie buvo kartu, aplinką. Pamąstyk, kodėl esi dėkingas už šią patirtį. Atkreipk dėmesį į savo dėkingumo jausmus, kurie kyla ją prisiminus. Ir leis sau pilnai išgyventi šią dėkingumo emociją. Pastebėk, kur jauti ją kūne. Galbūt tai šiluma krūtinėje, lengvumas mintyse ar švelni šypsena veide.
Leisk dėkingumo jausmui augti ir plėstis, mąstant apie šį daiktą, žmogų ir patirtį. Tegul šis jausmas apgaubia tave ir pripildo šilumą bei pozityvumu. Dabar kelis kartus įkvėpk ir pamažu atmerk akis. Pasiimk šį dėkingumo jausmą likusiai dienos daliai ir atsimink. Ši dėkingumo būsena visada gali sugrįžti, kai tik tau to prireiks.